dažnai matydavom, aš labai norėčiau pakviesti, aidint jūsų plojimam, Elijų, ovacijos jam. Elijų, ateikite čia pas mane. Ai, unikalus žmogus. Žinokite, jis yra tikra Pamario krašto žvaigždė. Kai man teko matyti, kaip jisai Evangelikų liuteronų bažnyčioje sveikino abiturientus, tai buvo kažkas unikalaus, buvo nerealaus. Tai Elijau, aš nesikišiu, nežinau, kokia čia yra staigmena, aš tiesiog atiduodu mikrofoną į tavo rankas. Tu žiūrėk, nei vieno iš mūsų niekas taip nesiklausė, kaip klausosi tavęs. Čia betoras girdėti yra. Elijau, mikrofonas į tavo rankas. Kaip jums atrodo, kodėl aš toks ypatingas ir šaunus? Ogi todėl, kad turiu dvi mamas. Krikšto mamą ir savo mamą. Gimtadienio proga skiriu joms šį eilėraštį. Kas kelia mus kas rytą? Kas? Kas pusryčius gamina? Kas? Kas verda man gardžius pietus? Ir kas sutvarko žaisliukus? Kas seka pasakas ilgas? Kas? Kas pagalbę pataiso? Kas? Kas mane prieš miegą pabučiuoja? Lopšinę gražią padainuoja? Ne fėjos, tai gera ranka. Padaro visą tai mama. Aš jums sakau, čia yra nerealus žmogus auga, nereali šito krašto žvaigždė, kokią profesiją pasirinks, kaip susiklostys jo gyvenimas čia vėliau, tai dar ne pabaiga, nes aš matau, kad Elijus dar čia, bet vėl sugrįžta, taip. Taip. Gerbiamas Arūnai, jūsų kaip filmuotojo misija dar nesibaigė. Jūs dabar atsistokite, įjunkite kamerą toliau, filmavimo. Jo, nes Elijus dar nebaigė. Babytė Danguolė, norėjau tave pasveikinti su gimimo diena ir paklausti, ar tu žinojai, kad kiekvienas vardas turi savo reikšmę. Danguolė reiškia dangiška ir tai tiesa, nes nuo tavo gerumo visi įgyja sparnus, kurie neša iki pat debesų. Tarp debesų manęs nerasi, nes ten manęs tiesiog nėra. Aš žemėj pagamintas, dar nesugadintas, galiu pabūti tavo favoritas. Žinokite, mėly bičiuliai, Tu Vilą Ramūną seniai jau supai, prabėgo jaunystė, laiškų nerašai ir tėviškės sodžius toli praeitį, šilutėj visi tau draugai artimi.
ir tėviškės sodžius toli praeitį. Šilutė visi tau draugai artimi, bet brolių viliojo Gedimino pilis, teatrai ir bokštai, žmonių sukūrys. Mes prašėm bronelį, ką nori daryk, tik mūsų danguolę maldaujam palik. Mes prašėm bronelį, ką nori daryk, tik mūsų danguolę maldaujam palik. Ir vėl jūs tarp mūsų, ir vėl mylimi, mums jūsų vargai visada artimi. Gyvenimas upė, srauni ir gili, vaikai jau užaugo tokie dideli. Gyvenimas upė, srauni ir gili, vaikai jau užaugo tokie dideli. Vaikai lyg tie paukščiai paliko namus, išskrido susukti savo lizdus. O Deive likimo, ką nori daryk, tik meilę jų meilę danguoliai palik. O Deive likimo, ką nori daryk, tik meilę jų meilę danguoliai palik. Būk visad laiminga, dėk žiedus širdin, jaunystė negrįš jau, tikėk ateitim. O žmogui juk reikia nedaug šilumos, vilties nors truputį ir draugo namuos. O žmogui juk reikia nedaug šilumos, vilties nors truputį ir draugo namuos. Daug laimės tau linkim, giedrios šypsenos, draugų daug aplinkui, saulėtos dienos, kad kelias vingiuotų ir būtų lygus. Rajono savivaldybės taryba, įvertinusi išskirtinius nuopelnus ir reikšmingą asmeninį indėlį į Šilutės krašto bendruomenės gerovę, 2026 m. gegužės 12 d. specialiuoju sprendimu suteikė Šilutės rajono savivaldybės garbės piliečio vardą Danguolei Sutkaitienei. Ir šis iškilus įvertinimas skiriamas už dešimtmečiais nenuilstamai puoselėtą taurę, labdaringą veiklą, ypatingą pasiaukojimą gydytojo pašaukimui. Už ilgametį profesionalumą ji buvo įvertinta aukščiausių šalies odontologų apdovanojimų, Šventosios Apolonos nominacija už pasiaukojančią paramą žmonėm Lietuvos Šventojo Lozoriaus korpuso auksiniu kryžiumi bei kitais apdovanojimais. Jos visuomeninė veikla turtino kraštą, o nuolatinė globa sunkiausiai gyvenantiem krašto žmonėm, neįgaliem bei likimo nuskriaustiem vaikam, nepriekaištingas gerumas ir ištiesta pagalbos ranka tapo tikruoju Šilutės krašto bendruomeniškumo ir meilės artimo simboliui. Gerbiamas mere, patikėta žmonių valia, jum yra suteikta garbė Šilutės
garbės piliečiui, Šilutės rajono savivaldybės piliečiai, užkabinti šventinės, išskirtinės regalijas. Garbė tam, kam jinai priklauso. Ponios ir ponai, audringesnės ovacijos. Tai yra legendinės asmenybės, kurios kūrė šio krašto istoriją, visą Sutkaičių dinastiją, už tai, ką jie padarė šiam kraštui. Ir tai gražus simbolinis įprasminimas, kuris liks šiame krašte visiems laikams. Dar žinoma, išskirtiniai sveikinimai ir mūsų padėka. Gerbiama Danguolė Sutkaitienė, skelbiama Šilutės rajono savivaldybės garbės pilietė ir istorinė nuotrauka atminčiai. Jinai atėjo į sceną ne viena, atėjo su anūku Pauliumi. Na ir aišku, taip, galima patraukti tuos dabar mikrofoninius stovus, kad būtų pirmiausia nuotrauka atminčiai, o po to mes suteiksime žodį ir pasirašymas garbės knygoje. Negailėkite ovacijų žmonėm, kurie susiejo savo gyvenimą su šiuo kraštu, kurie susiejo savo gyvenimą su šiuo miestu. Na dabar, dėkodamas aišku merui, Seimo nariai, seniūnui, paliekame scenoje gerbiamą Danguolę Sutkaitienę ir jos anūką. Žinau, kad emocijų yra labai daug. Tuo gerbiamą Danguolę įneš mikrofoną. Tiesiog jau seniūnas grėbė jūs į glėbį, patys šilčiausi palinkėjimai. Ką jūs norėtumėt pasakyti miestui, kuriam atidavėt pačius gražiausius savo gyvenimo metus? Labas vakaras, brangūs šilutiškiai ir svečiai. Šiandieną labai džiaugiuosi, kad mano darbą, mano visuomeninę veiklą įvertino taip tokiais aukštais balais. Tapau Šilutės rajono savivaldybės garbės pilietė. Tai yra aukščiausias savivaldybės apdovanojimas. Labai dėkoju Šilutės savivaldybės nariams, kurie balsavo už mane. Labai dėkoju. Dėkoju pirmiausia tiem, kurie mane pasiūlė. Tai yra mes su amžinatelis vyru, jis buvo rotorius, aš vidinio rato buvau narė. Mes labai daug dirbom, ypatingai daug prisidėjom prie Hugo Šojaus paminklo. Tai buvo 2001 metais. Labai dėkoju Šilutės savivaldybės merui ir visiems darbuotojams, kurie nepamiršta Šilutės istorijos, tradicijos ir papročių. Noriu palinkėti toliau, kad Šilutė toliau klestėtų, gražėtų, nes čia labai gera yra gyventi. Prieš daugel metų mergaitė gimė Ukmergėj ir susibėgė jos broleliai. Būkit sveika, ir mes atrodom kaip gavę irgi tokį apdovanojimą. Ačiū Jums labai. Tavo darbštumu, tavo nuoširdumu ir labai džiaugiamės, kad ir kiti įvertino tas tavo geras savybės. Tiko Marija, bet mama tarė bus Danguolė ir ji užaugs dukra gera. Danguolė augo ir gražėjo, dailiai pražydo mergina. Jūs nusipelnėte šitos dienos. Paskui surado jį berniuką iš Suvalkijos lygumų. Pamanė sau
gyventi moka, ne iš namus, ne iš namų. Mylėti gyvenimą, džiaugtis juo. Matėm vakar, kaip jūs gražiai atrodės, džiaugiamės iš jūs, tikrai nuostabu. Šalia garbės piliečių ir mes esame piliečiai. Čia laistoma gėlytė ir gali taupyti namuose. Dukrelė sūnų žentą marčią ir anūkėlių pabaigon. Prabėgo metų daug šilutei, visiems savatų čia tapai. Nors daug metelių tau suėjo, o tu 16 likai. Prabėgo metų daug šilutei, visiems savatų čia tapai. Pasaulyje yra svarbiausia turėti ne turtus, o draugus. Labai džiaugiuosi, Danguolė, kad turim tokius draugus kaip tu. Didžiuojamės. Skaisti kaip gladiolė ir kaip pavasaris jauna. Todėl dainuok šiandien Danguolę kartu su savo šeimyna. Gražiai skaisti kaip gladiolė ir kaip pavasaris jauna. Ir 3 kartus. Ir viena ilga, šilutietiška. Dar ne viskas, aš taip supratau. Gaudžia namai, laksto tėvai, laksto maži vaikai. Gerti ragus, balis greit bus, šventę palies visus. Oi, kiek svečių, tėčių, tetų, ar tik užteks suolų? Sveikinsim ją, kas ji tokia, mano mamos mama. Senelė mūsų jauna, mūsų džinsais suteikina. Pasakė pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Visi kartu. Senelė mūsų šeima, su džinsais suteikina. Pasakė pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Lukas Elijus, aš dar tik antrokas ir man sunku protingais žodžiais paaiškinti, kas yra garbė. Manau, garbė prasideda nuo mažų dalykų. Palinkėti geros dienos, užleisti vietą vyresniam žmogui, klausyti tėvų, gerai mokytis, svarbiausia praleisti mergaites. Taigi, garbingas turi būti kiekvieną dieną. Garbė man yra būti lietuviu, garbė man yra būti šilutiškiu, garbė man yra būti promočiutės Danguolės anūku. Promočiutė, tavo meilė Šilutei man yra didžiulis pavyzdys. Promočiutė, tu man visada jauna, nes visur tekina ir šiandien mes sveikiname tave.
Kalbėjo būsimasis Šilutės meras bei Lietuvos prezidentas. Su tokia iškalba čia, kaip sakyti. Ir žodis suteikiamas poniai Danguolei. Labai džiaugiuosi, kad susirinko beveik visi. Vienos poros trūksta. Labai gaila, nežinau kodėl. Šiandien yra ypatinga proga mano gyvenime, kadangi aš niekad netikėjau, kad aš galiu tapti Šilutės rajono savivaldybės garbės pilietė. Tai yra aukščiausias savivaldybės apdovanojimas. Tikrai nesitikėjau, nes turėjau labai rimtą konkurentą. Konkurentas turbūt visiems žinomas, Lietuvos aktorius Adolfas Večerskis. Vabalas. Taip, bet visgi labai džiaugiuosi, kad aš laimėjau, kadangi mane pažįsta visa Šilutės bendruomenė, ne tik Šilutės miesto, bet viso rajono ir net aplinkinių rajonų. Atvažiuodavo iš Šilalės, ir Tauragės, ir Priekulės pacientai. Taigi labai dėkoju, dar labai dėkoju Inervil klubui, kuri prezidentė mane pristatė ir jos rekomendacija buvo labai reikšminga. Dar dėkoju, kad mane pristatė odontologų rūmai. Odontologų jau šie metai, nežinau, jau nebedirbu, bet visgi gavau aukščiausią profesinį apdovanojimą iš odontologų. Tai yra labai didelis laimėjimas, kadangi rajone dirbančiam odontologui gauti tokią nominaciją visoje vakarų Lietuvoje nėra buvę. Dar dėkoju prezidentui, Lietuvos lozorių prezidentui, generolui majorui Giedriui Petružiui, kuris labai parašė gerą rekomendaciją. Taip pat rekomendaciją turėjau dar ir iš katalikų bažnyčios. Žodžiu, pasisekė arba, kaip sakot, galbūt aš užsitarnavau per daug metų. Šiandieną labai džiaugiuosi visus matydama ir prašau visus dabar pakelti taures ir išgerti už mano tokią sėkmę. Dvaro damų suknelės būdavo pūstos, jos būdavo įmantrios, todėl damom reikėdavo mokėti sėdėti prie stalo, o sėsdavo ant pačio krašto kėdės. Įsivaizduokite, kad visos damos esate suveržtos į korsetus. Tai prašom dabar atsisėsti, bet pabandyti ant kraštų kėdės. Taip pat, nugarykite tiesi, o kadangi stalas yra vienas prie kito atsisėdite, tai reikėdavo, kad netrukdytumėt kitam svečiui vaišintis, po vieną pažastim knygą, po kitą pažastim knygą ir rankų neinat įtraukti. Pabandykite tik taip ištiesti į priekį, prisitraukti ir pakelti taurę prie lūpų, kad jeigu knyga jums iškrinta, tai žinokite, viskas iš naujo. O dabar, kadangi visos pasipuošusios, tai pakalbėsiu truputį. Nuo jūsų 1860 metais sparčiai vystosi pramonė. Atsiranda siuvimo mašina Zinger, audimo staklės, vystosi geležinkelių transportas. Todėl vyrai labai praturtėja. Damos iki pirmojo pasaulinio karo nedirbo. Ir damos, dabar kieno vyrai verslininkai. Nuo jūsų aprangos priklauso vyro statusas visuomeniai. Kuo vyras į jūs daugiau investuoja, to jo statusas visuomeniai aukštesnis. Tokį pakartokit, nufilmuosiu. Tai damos, kaip sakiau, persirenginėdavo iki 6 kartų. Ir dabar dar 6. Taip, dabar tik biškai kitaip.
dama eidavo pasivaikščioti arba vykdavo į kelionę, jos rūbai dažniausiai būdavo tamsus, languoti arba dryžuoti, tam, kad keliai būdavo grįsti akmenimis, žvyrkelis, o jeigu eisite ir palyja dar, tai padalkos visos murzinos, todėl rūbai tamsus. Vyresnio amžiaus damos, žiūriu, dabar jau truputėlį kaklus atidarę, tai vyresnio amžiaus damos norėdavo koketuoti su jaunesniais vyriškiais. Tai turėdavo kuo daugiau kvarklių, kad kaklą uždengti, nes čia užsidėsite sluoksnį pudros, o kaklas sensta pirmiausiai, tai kuo daugiau kvarklių tam, kad paslėpti tą senatvinę žymes. Jaunesnės merginos, kaip žiūriu, čia jauna labai graži mergina ir kaklas uždaras. Nu tai panelė, jau reikėtų jau truputėlį atidaryti kaklą. Taip, vėduoklės, tam, kad būtų vėsiau. Tai vėduoklė labai gražus aksesuaras. Bet rūbų apranga gali ir keistis, damos turi vėduoklės, tam, kad būtų vėsiau. Tai vėduoklė labai gražus aksesuaras, bet rūbų apranga gali ir keistis. Toli nuo Šilutės, gražioj Ukmergėj, tu džiaugsmui tėvelių, dukružė gimei. Vaikystė prabėgo Šventosios krantais, jaunystė po Kauną plasnojo drugiais. Vaikystė prabėgo Šventosios krantais, jaunystė po Kauną plasnojo drugiais. Kaip greitai bėga mūsų metai, lyg upėj tekantis vanduo, o tu vis tokia pat žavi mums, tau dar toli, toli ruduo. Kaip greitai bėga mūsų metai, lyg upėj tekantis vanduo, o tu vis tokia pat žavi mums, tau dar toli, toli ruduo. Tau studijų duona nebuvo karti, ir Kaunas paliko toli praeitį. Šilutė tau tapo gimtinė antra, juk čia jau užaugo antroji karta. Šilutė tau tapo gimtinė antra, juk čia jau užaugo antroji karta. Kaip greitai bėga mūsų metai, jaunystės aidas jau toli, čia viskas artima ir sava, o kaip gražu mus pamary. Kaip greitai bėga mūsų metai, jaunystės aidas jau toli, čia viskas artima ir sava, o kaip gražu mus pamary. Likimas žadėjo daug metų gražių, lyg taką per kopas, visai neklaidžių. Gyvenimas juokės iš tų pažadų, ir laimę ir skausmą vis maišė kartu.